šalis. Užsimauk, Vaidai. Tai sveiki visi susirinkę. Mūsų tradicijas jau pakankamai gilios, nuo 2017 metai, jau 6 metai Akmenės krašte tyrinėjom. Su Ginčios irgi ne pirmi metai, visai netoliese, toje pusėje už nepilno puskilometrio jau buvo patys pirmieji atradimai, nuo to ir prasidėjo. Tai čia Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Arūno Strausko, tai Viešosios Įstaigos Akmenės istorijos muziejaus ekspedicijos. Na, taigi tapo tokios ekspedicijos jau tradicinėmis, begalės atradimų, kiek čia skaičiavau, kaip tik prieš ekspediciją, tyrinėti plačiai 3 kapinynai jau buvo, žvalgyta, užfiksuota 16, iš jų nemažai jau yra ir saugoma, užfiksuota ir radimviečių nuo bronzos amžiaus, ir geležies amžiaus, ir naujųjų laikų, ir senasias, ir kaimavietės tyrinėjom, ir Vegeriuose, Klykoliuose, tai seno miesto vieta Vegeriuose, tai begalės daug. Na, šis dabar Lietuvoje labai mažai yra tokių žvalgomų ir archeologinių ekspedicijų. Na, tai, ką mes darėm 2018-2019, kai užfiksavom labai daug, labai sudėtinga yra iš tiesų tos dėl įstatymų bazės, dėl privačios nuosavybės, nes, kaip suprantama, po archeologinių tyrimų dažnai ir būna įvairios ir apribojimai. Tai va, čia džiaugiuosi, kad galim vis susirinkti ir Vegeriuose, dabar su Ginčiuose, bet ir Domai, dėkui, kad įsileidot. Tai turim duomenų, kad čia yra tų radimų rasta daugelis iš vadinamo vikingų laikų, iš 9-11 amžiaus iki 12-13 amžiaus, tačiau ankstyviausiai ir ne vienas iš jų netgi siekia 5-6 amžių, o netoliese, ne mūsų jau laukia, netgi yra iš 2 amžiaus pabaigos, 3 amžiaus pradžios. Tai didžioji ta koncentracija, kuri pateko Kultūros paveldo departamentą praėjusiais metais, jinai yra rasta, mes turim vieną koordinatę, tai nėra, žodžiu, radinių apie 80, bet iš jų nemažai susilydimų, virš 25, tokie maži susilydę vario lydinio gabaliukai, tai jinai išsidėsčiusi ant tos žalio lauko aukštumoje, turim tik vieną koordinatę, bet iš kitos teritorijos didesnės. Tai mūsų tikslas per šias, bet nepilnas 2 savaitės, kai čia 11 darbo dienų, tai tyrinėsim 3 perkasas, tai yra kiekviena iš jų po 10 kvadratinių metrų, tai standartiškai, kiek mažiausiai leidžiama, nes, mažesnis plotas, vadinasi, galim nesuprasti, ką atrandam. Tai, bet mums reikia pačioje pradžioje nustatyti tas tikslines vietas, kur yra potencialiai perspektyvu tirti. Tai pradžioje pradėsim nuo archeologinių žvalgymų, aišku, dalis komandos dalyvių galės, aišku, ir reikės konstruoti ir sijoklę sijojimui, tai eisim į miškelių 9 kartis nusipjauti ir su metalo ieškikliais tai nėra visapusiškai labai platus tie žvalgymai. Realiai mes galim iki pirmųjų radinių, iki pirmųjų koncentracijų tų žvalgymų bendrai radinių skaičius negali viršti 20. Jeigu mes matom, kad yra radinys, pažiūrim, ar yra šalia ir jeigu yra tų šalia, tai gerai, stabdom toje vietai žvalgymus ir ten bus perkasas. Na, tiesiog, žvalgydom mes labai būdavo tie platas mūsų žvalgymai ir 17, ir 18, ir 19 metais, bet nelabai dabar tas leidžiama. Tai realiai yra iki pirmų radinių ir geriausiai būtų skirtingose kalvelės pusėse pamatyti. Tai vat, mūsų teritorija iš esmės jinai apibrėžta pagal žemės sklypą, nes turim ir žemės sklypo savininkus sutikimą. Tai yra ta žalias laukas ir
tai yra 200 metrų ilgio, tai tenais, kai nueisim vietomis labiau plačiau matysim ir bus lengviau įsivaizduoti. Tai va, čia yra ribos, ta pusė, bet tas dar rūdas, čia dar kol kas jis yra kitas, man atrodo. Ne, čia. Čia riba, taip. Tai ir plotis, ilgis iki 200 metrų, plotis apibrėžta iki 100 metrų, tai yra pati aukščiausia dalis ir jos šlaitai, tai va ten, kur jau leidžiasi, pačios apačios. Bet aišku, sakau, nereikės labai įsismaginti, yra iki pirmų radinių, jeigu matom, kad yra, tai ir aišku, visus radinius, kurie gali būti seni, tai dėsim į maišelius, veiksim su pagaliukais, viską matuosim. Aišku, jeigu yra jau akivaizdžiai šiuolaikinės šiukšlės, tai aišku, tai dedam į kibirus ir tiesiog išvalom lauką ir nepaliekama vietoje. Bet jeigu tai yra naujų laikų, kaip tarpukariniai ar net ir sovietiniai visokios kapeikos monetos, tai tas irgi žymėsime, nes tai irgi yra istorija. Tai galbūt tai trumpai pati ekspedicija, kaip minėjau, yra Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Akmenės istorijos muziejaus. Praktiką atliks ir dvi Klaipėdos universiteto studentės, viena Vilniaus universiteto studentė. Tai tokia grupė bus nemaža, apie 10 žmonių pastovi. Šiandien daugiausiai žmonių dėl bet tai bus reiškinys, matyt, ir turėsim ir atvirų durų dieną kitą pirmadienį, galbūt ir kokios žiniasklaidos turėsim dėmesio. Tad laukia įdomios dienas ir visiškai nesvarbiausia, kad yra visiškai nenuspėjamas ir tai bus įdomu. Ką aš dar noriu pasakyti, kad šitą ekspediciją finansuoja Kultūros paveldo departamentas ir Akmenės istorijos muziejus. Dar laukiam iš rajonų savivaldybės, gal kažkiek tai prasidės, bet po kol kas atsakymų negavom, esam parašę. Negausime. Nu, po kol kas dar nebuvo, ne viena archeologinė ekspedicija, mano prašymai jau raštiški nuo 16 metų rašomi. Kad nesakytų, kad neprašėjai. Aš specialiai prašau, bet po kol kas finansavimo negaunam. Tikėkimės, kad gausim kažkada, viskas bus gal gerai, bet po kol kas dar finansavimo nesam gavę archeologinį ekspedicijai. Okay. Bet tie mūsų tyrimai iš esmės yra tokie ir moksliniai, ir paveldosauginiai, bet ir kitos pusės labai dažnai dalyvauja žmonės, kurie pirmą kartą prisiduria prie kasinėjimų, tai yra moksleiviai. Tai mūsų tokia kaip ir edukacija, toks švietimas, susipažinti su mūsų to krašto paveldu. Ir kas dar svarbiausia, Akmenės kraštas iki šiol buvo toks tuščias, nežinomas, čia nieko nebuvo, čia kryžiaus karai prasidėjo, Žiemgaliai išsikraušė, čia tuščias kraštas, nieko nėra. Bet mūsų tas didžiausias dėmesys tam Vadaksties mikroregionui, tai Vadakstis upė, čia jau Miežupis jau, tai jau čia yra kiek paminklų surasta ir rasta ir iš tautų kraustymosi laikotarpio ir paauksuota ir pasidabruota segės. Yra netgi radinių segės, kurios vienintelės Lietuvoje unikalios. Tai daug, žinoma, daug ką keičia ir reikia padėkoti tiem žmonėm, kurie sutiko tos radinius atiduoti vietiniai. Tai, aišku, čia labai yra stipriai išvaikščiota metalo išnikliais, bet ką pavyksta užfiksuoti, tą pavyksta, bent tiek. Daugiau kas nors prikipkit. Palauk, pamėgykit. Nu.
Čia sirenis. Bet nežymų. Irgi žiūrėk. Čia jo. Čia įdėsim visų muziką gražiai. Jo. Taip, taip. Nu, pamojuokit. Gi pavargė, gerai, ačiū. Sparčiai, dėl to, kad sparčiai jie. Žiedo kokie 8 metrai, čia gal segės adatėlė ar kažkas tokio gali būti. Vyja kažkokia tai. Laikų šautus trumpų vamzdžių į kalibras. Kulka 82 gramai svėrė. Na tai va, tokį iššaut. Matai, tenais yra mūšis buvęs. Jo, ne, gauna žinia, kad projektas arba gavo pastabų, arba priimtas be pastabų, bet tada susimoka už tą leidimą ir dar dieną dvi. Nu, žodžiu, tai. Tai dabar reikia tai sakyti, kaip šarnalai, prieš mėnesį teikti projektą, kad Dėlė. Vieną gražinau atgal. Kovant atrodo, kai jau dirbtų kažką tai. Nebėra signalo? Kas specialistas? Ką, rimtai, nebėra signalo? Nu, apsirmės supratau. Žymėti. Karinės nežinėjau. Rūta? Nežinau. Tu 19 amžius tai. Tikriausia, kad... Iš 19 amžius. O kieno vietoje antra perkė?
nusistovėjo gulčiukas. 49. Du pasižiūrėjau. Ai, čia sagutė. Paprasta. Reikia nulyginti. Tad ne šitą pjūrą? Tai jau. Baisu čia. Kaip sumažėjo potas ir tokiu greičiu. Atsargiai. O kaip net? Jeigu gal kitą kasto, kad paskui ranką gali prasispaudti būna. Taip jau Kas? Kaip beveik ir buvo. Šitaip. O šitai jūs filmuojate? Dabar filmuoju. Jo. Dalia. Aš neprisikasiu, mes esame Mentelė. Aš kasiuosi ir buvo lažybos, ar aš prisikasiu ar ne. Ten buvo labai grįžtinės apsalas. Aistė, tu kartais neturi lažybų. Ramės pakainė. Yra dybų. Tai jau susiraskite. Čia jau ten surask. Nemaišelį. Jo, tik O, Jau supratau. nu kaip nesuprasi. Čia antroji tokia, kaip tik netoli. Nu, tas ūkininkas rado, šiaip ant paviršiaus. O, kas šitas radėjas? O, Aš nejau gerai. o ką? O jis tik kokią gražų dalyką radęs. Nu. Foto. Kas čia? Palikom nurengti. Papasako ką nors. Čia nuostabu. Tai yra pasaginė segė. 12-13 gali būti 14. Tai laisvai ir 14 puikiausiai. Tai jos vadinamos tokiais gyvuliniais galais, bet tie gyvuliniai galai, kuo toliau, tuo vėliau jie tampa tokie labiau vis specializuoti. Tai tulpes primena, tai kažkokius mistinius gyvūnus. Tai va, čia dar nėra tokie labai stipriai stilizuoti, bet jos labiau primena iš to gyvuliuko, iš to, žodžiu, labiau jau tokia kaip tulpė, tokia kaip galva, bet su dviem tokiam įkartom. Čia nuostabus liežuvėlis pamestas, bet vat, šios vietos nenatolies ir buvo prieš kelerius metus užfiksuota panaši segė. To paties laikotarpio labai panašaus stiliaus. Ieškau savo indelio. Pasiimk visą tą savo indelį, zabudėlį. O kaip atrodo? Tu dabar galvoji,
Jo, aš šiandien tokį patradau. Jo, su 3 tulpėm. Jo, aš tokį patradau šiandien. Namų priedą. Tos įsidėda, viena tokia nesuradas. O tas tur gera techniškai. Da? Tai gera dėda. Taip atrodo. Pažiūrėk, geri bus. Aš jau sakiau, žinai, nemėgstu. Jei nemėgstu, tai technika būtų ar dar, verstame, gerai, čia tos būtų. Irgi Turistė, jeigu kas, tai pasidės. Tai prikasi. Jeigu dar sugalvosi, tai pasakyti. Labas. Labas rytas. Archeologai jau į perkasas. Jau dabar į senesnius amžius perėjom, kur jau ten žas. Keli tūkstančiai metų. Čia lygis kitas. Ir radybų yra. Tai čia, kad visi būt patenkinti, užvežė porą kibirų pabarstą. Tai tau užkas irgi su akmenės. Daliai biški prie akmens amžiaus, čia biški arčiausias tas. Nu, bet vis tiek visų arčiausiai. Dabar tokį potinį nėra, bet jeigu kokia erozija atsivers kartais irgi neblogai gal. Nežinau. Tu pažiūrėjau raudonkalis. Nu, ta pati papilė. O tai nėra. Tai ne, gal kur pati upės yra, ten apačių gal ir yra. Nes ten, sakykime, gal kap nors ledins, kapiai, sustūmi, suneši ir to veitų, sakykime, nėra. O čia, ir čia ir kitoks valis. Aš jau nenoriu. Nes jeigu paimsim tą patį papilės atodangą, jeigu pasižiūrėsi šalia tos visai netoli Raudonskardžiaus yra. Tai kas iš to? Bet tai va, ten, atseit ten 25 metas prieš 200 metų ir pradėjo iškuoti. Nors aš ginčičiausi iki nukričiaus, sakyčiau, kad ten yra kalnė turėjo būti. Jau vien čia mėnų. Gal ten net išlus duomenis buvo tas laikais. Šitą amuniciją galbūt.
Aš tai tiesiog norėčiau gabalą namo. Kas nori papigiai meno kūrinį? Amunicija. Čia kur aš vakar radau. Unikalus. Čia yra, tiktai, sakykime, įspūdis. Pažiūrėk, visą čia pridėtų. Nu čia nušlifavus, biškai įdėjus. O čia vakarykštė amunita, matai va. Čia va, tai šitą va. Įspaudą. Nelabai matysis unto, bet va, unto va tai... Nu čia galingus. Ne, tai čia tas ir kur mašinos, sakykime. Čia jau atspaudas. Jo. Nu čia geras. O ką aš čia va matau, va šį čia va. O čia yra, kadangi vėsą nematom, greičiausiai čia yra amunita dalelė arba dvi geldimulius, bet greičiau pagal tų, aš tokį darbį turiu, čia yra amunita, ta prasme dalis. Galbokojų muliusko, jeigu taip jau. Taip. Jeigu gali parodysi, nuomedai. Amunita atspaudas. Aš tik norėjau paklausti. Įdomus tokie pirštai. Bet čia yra atspaudas traktorių mašinos. Ne, nu bet tai pasižiūrėjau. Bet ir pėdsakas turi vežti. Jeigu gražu, tai ir veškitės, jeigu jūs rasit... O jeigu dar rastumėt kanopėlę kokią nors, tai bet ten yra daug nevaikščiai. Tai va, tada, jeigu turi tam tikrų prietaisų, arba, sakykime, gruštėlį, kokį mažėlį ir tokį, nu tai va, tada ir... Žinokit, vis tiek tikimybė 50-50. Žinokit, kiek ir buvė, atrodo, jau tu tep dailę dara ir nu nėra, iš tikrųjų. Va, čia šitą, sakykime, matot, įbojus medį gabaliok. Va, šitą, aiškiai. Tai va, tai sakykime, nors buvo jūra, atrodo, iš kur tas medis. Bet kadangi buvo sausumų pakilumų, tai medis juk ir dabar, gal Kuršių Marios Baltijos jūro atrastant, tiesiog kažkur atplaukė, užsidėjau lienas ir va, sakykime, yra, sakykime, medį gabalas. Dukrai parodys. Gražu žiūrėti šiaip, kad archeologai, žinai, taip, čia girdi, ne taip kaip Čia mes... labai lengvai gali užsikabinti ir persikvalifikuoti. Jos, čia nuostabu. Kaip neperkasasi, kaip... Tulvakuoji šitą va, Visai kitas tokios, žinai, struktūrų matau tulvakuoji, šitą va kaip truputį. emocijas. Patį galvą nuskėliau, taip bet palieka tik tai, sakykime, apatėnių va dalis. Va, tai, sakykime, atiepšta buvo. Va, kam ir pasisek, tai turėjai lėkti čia tik tai įspaudas, čia turėjai lėkti visus tas. Kaip skeliams buvo bloks ir... O šiaip įstatymiškai nėra draudimo, pavyzdžiui, atradus neštis namą, kaip grybo. Nėra, Tik kasinėti, aišku, ten žemė kino yra. nėra, bet tik tai teik, nu įsivaizduok, dabar tu atvažiuosi su bobketu, ir čia viskų išraus. Ne, nu bet čia žemės savininkas tada nebeis. Nu tai neleis, nu bet tų moment savininkai nėra. Ir aišku, čia buvo tik tai toks papras malons, sakykime, pašariniams grūdams. Nu, pažiūrėkime, gal čia kažką. Pamanykime, paskaldykime, žiūrėkime, kas čia. Ką mes čia Man tai dėsim? net stebėti įdomiau, nes čia... Savo kitakis gerai. O medį čia gabaliuks koks yra, kažkur buvęs. Rek raudona. O tuti, ne? Ne, ne tuti. Dar turi būti pėtiniai. Prisirinkai. Ir šitą ėmė. Reikia kažkokiu sudalyvauti. Ai, čia jau tokį. Savo kitakis, visiems sakau, kad... Gerai. Žiūrėkit, amonitą sudaužė, matot?
Va. Amunic. Vandalai. Tai buvo. O šitam galėtų būti tiek pat gyvybės? Teoriškai, kol netidarėm, visada gali būti. O kai atidarai ir pamatai, yra arba nėra. Tai va, matot, va, žiūrėkit, va, amunic, matot, va šitą va įspaus, o šitą va pats amunic. Tai va čia ir pats blogiausias kiliams. Turėjai čia paliekti, o čia paliekti įspaus. O dabar turėjom tokį va tarpinį variantą. Ir va, matot, va tos pertvaras, kur aš važiuoju, ten perpjautas, va šitą kaip ir va tos, sakykime, čia irgi turėjo būti čia apgražus. O čia šitą va, kets amunic, va, matot, šitą va dar vienas ir tik ta pati nugarėlė, nu, tik ta tesimat. Šitą va dvi geldys, sakykime, moliuskas. Nu, va taip, gyvenimokas. Turbūt kaip ir archeologijoje iš pradžių būn, kad kažką prasugadinė, ar kažką tai nežinau, iš nežinojom. Bet čia nežinosiu, čia skėlė ir to... Aš bet galvoju, va čia įdomu, bus ar nebus, gal tada rizikuoju. O, šitą irgi va, matau. Jo. Ir šitą imsi? Tai jūs man. Jeigu jiemat reikia imti kartą, kad ką matytumėt, kad su tavo monitoje atidarot ir vakar galėtum parodyti, kad kažkas yra. Galima dar. Galima dar. Dabar visi mes. Tai gal važiuot maišų atvežti? Toninių. Mums reikia. Ir kokį traktoriuką. Šitą vertą imti, bet gal vertą, nebus, tai nebus. Čia jau toks kukulis kažkoks ir ten nesebonis. Reikia bandyti perskelt ir tada pažiūrėti. Dinozaurą. Kiaušinį. Kiaušinį. Ir inkubatorių. Nori. Nes šiaip tai teoriškai, jeigu gali kokį DNR kodą galima ginti, išauginti. Ir kas įdomiausia pavyko atrasti šiaip. O bent šito karjerą. Kas įdomiausia? Mašino yra padėta. Keliaivių pusė. Būtent čia, ne? Vakar atradom. Vakar netgi, ne? Bet jau kas įdomiausias, spūdingiausias turbūt galėtų į regioninį parką, ne, palikti žmonės. Ar čia... Jeigu rand žmonės. Nu, Netaibu, kad lankytojai... kiek aš esu matęs, kol kas įspūdingesnį niekas nėra, bent primonis nėra radęs, nes dažniausiai jeigu rondam kartu, aš jau taip dažniausiai vakams atiduodu, bet jeigu jau matau, kad iš tikrųjų įspūdings, tai ne, niekuomet nėra, bandau išnekėti, kad palėktų. Ir visi, sakykime, įspūdingiausi radiniai dėl to ir kviečiau atvažiuoti pirmį lankytojų centrą, kad pažiūrėtumėt, ko reikia iškuoti. O dabar daugumą mes kapstumės, net nežinom, ko iškom iš tikrųjų. O ten, ką pamatą, tada jau supranti, ko gali bandyti iškuoti. Žemiau Ventos ir Triaso nepasiekėm dar. O žodžiu, ir ką veikti. Dar tebėr. Šiuo veitu aš negaliu pasakyti, bet sakykime, pačiu profilė, tai ir pakankama daug. Per tiek metų milijonus susisluoksniavas. Sakai, atskirai. Mašina išrakinta? Ne, tai nieko tokio, tai mišelis yra. Ne, ten iš Baltijos jūros tiesiog dar nedagyvenusi, sakyt, fasilijų, tai tiesiog... Nesidomėkit. Tiesiog, ne, bet dėl ko ne, jeigu tu rundi, sakykime, kažkokį kriauklį, va tokiame metalinėme grunte, geležinėme grunte, to išsigrįž ir gali nešioti, jis tikrai nesubirės. Bet va, jeigu atrasti, va, sakykime, va tokiam smeltainė, kur ant, va, sakykime, lūžinė, tai on susigrįž ir sutrupės tau kažkada, einant kažkur biški bus bamt ir tu nebeturėsi. Tai čia dėl oro, kad oras pana sudau? Ne dėl oro, dėl to, kokiame grunte on susikonservavo. Jeigu sakau, va tave metaliniam, tai tu vėrkiniai išprašyti ir on tiesiog metalas anam neleid, kaip sakykime, oksidautis turbūt, taip reikia sakyti. O čia karinis smėlis, aš ten tokių dubę radau amonitą, va toik didelį. Apsidžiaugiau, bet jau žinau, kad nieko ger nebus, tik pakrapčiau ir subirėjęs. Nes, jeigu jau smėlį rundi, tai tu tik tą gali pasidžiaugti veito, o tu nepasiimsi. Nes šiek tiek minėjo, tai iš tikrųjų, jeigu tą naudoja kaip geležės rūdai, tai turėtų susidurti su fosilijom.
Gerai, rizikuosiu. Įsekantis dalykas, jeigu, pavyzdžiui, tame smiltainėje randi, gal yra kažkokie būdai užkonservuoti su kokiais priemonėm, kažkokioms lakais, dar kažko. Turėtų būti labai vertingas radinys tada, kad tiek investuoti. Kiek investuoti tą tokią, bet va, jeigu gražų. Kartais vertingas ir nebūtinai gražus. Ne, tai aš kaip sakau, darbė mes didžiausiai samonės, kurį va čia kažkur su Panevėžiu, Bernioko, va čia atradom, ateinant kažkur daužą, prieinu, jau posį sudaužė. Nu, tai tada priejau, mes dailę įsimėmėm, bet mums ir visiškai neišvaidė. Nu, sakau, toks papras, va, toks lygiai kriauklė ir toks, nu, mata, kad ir amunic, ir jau matyta vasturuoji dalis, va, jau tep vatuok, jeigu nepamalaus, vatuok. Nu, bet, o va dabar, va, kur aš čia pasidėjau, tu, va, pažiūrėk. Nu, bet čia jeigu nusivalytum, čia kas ir per gruožis, o mums yra vėlius, ir perlamutrus, ir spiglelė, ir tokie, tai aišku, tų gruožių vėl visi suprantam. Tai kas ir vertingesnis, ar tu tai, kad rastume mažą, bet cielą, ir sakykime, sutokias, ar tu turi didelį, bet mums ir va toks. Nu, tai jeigu pagal dydį, tai tada būtų jo, bet estetinė išvaizda, tai žymiai to gražiai. Nu, sakau, sakykim, jeigu ten per pusę, kaip tą rodėt iš Kinijos perpjaut, tai irgi būtų toks pat vidus. Turėtų būt, bet nu, mes dar tep nemokam. Taip, lazerinių būdų vos neprapjaut. Dar tep nemokam. Čia su stomatologiniais įrankiais gerai. Arba gal užtektų tik vieną pusę nušlifuoti, vieną paliktą dublėto, kitą būtų. Bet visų pirma reikia perpjaut. Ogi nepjautum, tiesiog šlifuotum vieną pusę. Viena pusė būtų va tokia graži lygi, o kita grublėta. Tai jūs va tų, kur atradot, tai pabandyk. Jo, reikėtų, bet kažkaip tai... Na va, kažkaip, nesinorom gerą bandyti, ne, va tai va pabandyk. Tai gal pasimus ten yra tokios vietos? Ne, gal tik to. Ne, čia jokauju. Nu, to kokio aplinka buvo ir kaip mums užsidėjai, nes mums, nu... Nes perlamutus ir atrodo ta pati medžiaga, cheminė turi būti. Nu, čia reikėtų vėl geologų klausti. Galim spėlioti, nes čia reikėjo tyrimą. Ai, aš jau dėžutę. Nu, bandykim, tu gal atlaušim kažkaip metalą. Ryklio dantį suradęs. Šaltiškas. Šaltiškas, tai va, šaltiškas gal. Aš irgi, mums vien moteris padovanoju. 3. Ne. Belemnis? Taip, belemni tai jie turi ir tokius tautosakinius pavadinimus. Velnio pirštai, perkūno kulkos, laumės pirštai, laumės papai. Įvairiausi. Bet gali būti nebūtinai ir belemni, tai gali būti kirvių išgražos irgi. Kuri už žmogaus suformuotas išgražos tokias pilgas. Nu, matai, žmonės senų laikų atkreipdavo dėmesį. Gudrų kapinėlį. Nes, nu, be jėtigalių ir plačiašmenių kovos peilių nieka. O ką pasišneki su Latvijos ir kalavijų ir kirvių, kodėl pas mūsų nieka? Tai ten šiaip nežodnės, duobelės, tervetės apylinkės labai daug, tos tie pilikai galingi. Tai pas mūsų neturtingi gyvena, į tu suvedat? Ar kame čia reikia? Ta patikintis, bet nežinau šio, kokių priežasčių, realiai tai nežinau. Mažai archeologinių ekspedicijų buvo. Nes pačių paminklų skaičium tai beveik panašiai yra. Pas jas daugiau yra, pas mus šiek tiek mažiau. Nu taip, bet kad ten pasižiūrį, sakau, ten radinė, tai aš va klausiu ir arba Monis paklausiu, aš negaliu pasakyti. Į tik tas 2 ginklą. Sakykim, tas jėtigalis ir plačiašmeniai. Didieji lobiai yra jų pas juos, jų teritorija. Bet kad nueini to pačio pilis, kurį pastatyta medienė, juk ten pažiūrėkti kalaviją ir kirvę ir viskas ir tvarko, bet vilko pas mus net neveina, nerasta. Ištirtumo negali būti, gal ten... Ten iš vis ten tiek tyrinėta, tiek tetras, tai ten klausims ar žemaičia, ar žemgalė, sakykim, nu, bet gudų kapininė, tai, nu, aiškiai jau ir kad žemgalė. Bet dažnai pavirvytėjai realiai su kuršo jau? Ne, nu, tai taip, yra tai degintin, bet aš jau šneku, kur tai ir palaidot, nu, bet vis tiek, nu, kad būtų keli kalaviją pas žemgalius atrasti, ar kervę, sakykime, atrasti, tai, nu, bet, o ne vienami nėra. Tai va, kur aš dėl ko atrodo gentis ta pati, tai galėtų būti neturtingi, nu, bet vargu bau, jeigu rundis svarstyklės, sakykime, ten tokius, arba ten karolė, ten to mėlyną stėklą, kur greičiausiai iš to Kijevo, Rusijos yra atkeliavę, nu, tai reiškia, žpiniai žmonės turėjo. Pas mus yra svarstyklių, sakykime, su pirklių, tai yra linkuva,
Pakruojo rajonas. Prie tokių turtingesnių Jakštaičiai miškiai, bet ten jau visiškai su Žemaičiais paribys yra prie Dubysos, prie Bubių. Ir pats kapinynas greičiausiai su Bubių piliakalnio, kaip jų vieta yra siejasi. Tai bet čia yra jau paribiai visiškai, o kas iš... Bet čia su Kuršės, jeigu, sakykime, irgi paribys, tai Kuršė, Kalavija, Kirvė, tai išimtina, pasanskit tokių nėra. Tai manau... Bet materialinės kultūros prasme kapuose, tą mes matom, tai aišku, yra turtingiausi Prūsai, tada eina Kuršiai, tada treti Žiemgaliai. Nu, bet, o pasižiūrė, čia kelis buvo laidas per Šiaulių televiziją apie su Žiemgalius ir apie Latvius, nu, tai ten žiaurė turtingi ir da galėtų pasiginčyti, ar Kuršė čia buvo teik turtingi, nu, kai kuriai ten tos veit, ne, nu, sakyčiam, bet iš principo, tai, nu... Bet pas juos jau Dauguva daug, ar ne? Dauguva, ar čia jau... Gal tarkim. O negali būt, kad, pavyzdžiui, genties paribiuose vis tiek ten mažiau turtingi. Genties centre gyvenimo vis tiek ten turtingiau turėtų. O paribiuose? Tai galėjo būti palaidot, sakykime, su Kalavija, tai, nu, kažkap, tai jau dabar nėvėlė nėra. Šiaip, matot, tie Kalavijai, jie... Nežinau, ar jie iš kartos į kartą, ar jie yra Kirvė, sakykime, nu, kaip pavyzdys. Tiek daug neišlieka, ne kaip Etigalis, ne kaip Kirvės, kur visiems eina. Bet kapinyne mes Kalaviją esam atradę. Ten, ta prasme, yra. Ir tus degintinus, ir atskirų, sakykime, aišku, ir tikimybė, kad tas Kirvis galėjo ateiti ir iš Žiemgalį, teoriškai, nes jeigu ir ne kapiteras, bet va, tam monių duomenų daug, tai nerandam. Va, tai ir kažkap nesuvedu. Kur čia paaiškinim, gal šitau ir kur nors, tai reiškia nėra. Konkrečiai tai nėra, galime tai samprotauti. Išvedžioti, ne? Kad yra Dauguva, pas juos realiai, vis tiek, vėlyvaisiais laikais, kaip ir Kuršė, taip ir Žiemgalai buvo atskiras žemės. Tai nėra, kad paplitę, kaip ir gyventės, kaip ir dabar, nėra ištisinė tokia pati demografinė patys, tai yra žemėm. Ten Mežratnė, ten Sėmaldė, ten dar kažkas, ten, žodžiu, atskiros tos žemės pasidalinę, ten yra kažkokie centras periferija, yra centras kaip piliakalnis, kaip bendruomenės centras, kaip gynybinė vieta ir aplink ją ten tos gyvenvietės spiečiasi tokiais spiečiais. Nu ir jie tokie susidaro, kaip kokios lastelės tam tikras. Yra lastelė, atskiras organizacinis, bet čia mes kalbame iš tos jau vėlyvuosius laikus jau ten 10-11 Nu, 10-11 gudus ir tie ir palaidojama, 10-11. Nu, 9 gali būti palaidojama, bet šiaip 10-11. Aišku, galėjo būti ir anksčiau, nes tas kapinys suardys, galėjo būti suardyta ta dalis, kur anksčiau galėjo būti laidota. Bet o papilė jau nuo 7 amžiaus randami radinė, kad jau ir laidojami. Nu, tai ten jau turbūt anksčiau jau ten gyvena. Bet vėl tai ir ras, kad tas peilis jį padėt stepti, va, į tikimybę, kad irgi paribys su Žemaitėje, kad galbūt ir Žemaitis palaidotas, sakykime, jeigu pasižiūrėjus. Nes čia Kuršus prisieina, tai čia jau Žemaitis yra. Nes pas mus turtingiausia Lietuvos teritorija tai Joniškio Pakruojo rajonas. Linksmučiai, Pakruošį važiuojant irgi keliu Linksmučiai. Nu ten per pastarus metus ten tyrinėta, ten įvairių. Nu bet tu tam Joniškė, sakykime, jeigu ir Žiemgalę palaidoti, ten Kirvių, Kalavijų yra? Su Kalavijais sudėtinga, o su Kirviais tai jo, Kirvis tai ten realiai, Kirvis Etigalis, čia vos ne kiekvieną vyro įkapė. Nu, pas mūsų nėra Kirvių. Kur nėra pas mumis? Nu, tu prasme, gudų kapinyne, aš šneku apie Ventos parką, kur ir du kapinyną daugiau mažiau tyrinėti, tai nėra. Kirviai vis yra tik Kuršių kapus, arba paveinė, ta prasme, nu, kas ir ne kapi yra atras Kirvis. O pas Žiemgalį kapi, kad būtų atras Kirvis, nu, bent aš jau gal praleidau, bet aš... Įmoviniai kirviai šitais yra randami, mes radom 17 metais. Ne, jūs randat. Ten, bet aš neku apie gudų kapinyną ir apie papilės. Ten bent aš jau kiek nežinau, nėra. Šiaip, kur ta Raganis, ta kapinyna, ten labai daug visko buvo rasta ir ginklų, labai daug. Čia šalia, sakykime, irgi patenka jūsų Ventos regioninį parką. Įmoviniai šiaip kirviai iki 8 amžiaus yra, čia dar pagal laikotarpius. Nu, pagal laikotarpius. Bet ir dar pagal teritorijos, va ta vakarinė Lietuvos dalis, tai įmoviniai, rytinė Lietuvos dalis, tai įmoviniai realiai nėra. Repentiniai skiriasi. Nu, žodžiu, neaišku. Tas klausimas nėra uždarytas, ne? Yra mažai tyrimų, sakykime, palyginus Joniškį buvo daug tyrinėjimų, ne Gedeminai? Šiaip iš principų Joniškį ten... Bet kapinins jau kiek skaičiau, nu ir tyrinėts jau ten skers, nu daug kas jį pasisakė ir tų Kalavijų tintom... Kažkokiom, nežinau, net vadinasi, tos... Palauk, tu dar aš... Palauk, žiūrėk.
Tu išimsiu. Smatus va tas. Ant snekiai gražus, bet ant sokas. Čia ir iš to patio monito. Iš to pačio? Jo, iš to pačio. Nu, bet vis tiek dažniausiai išmeta. Tada ar partizanų bunkerį kažkaip nebuvo. Bet kas jis nebuvo čia? Aha, tiesa, čia šukom pavyzdžiui. Toliau kas čia? Jaunimas, ką paglostėm ten tokio gero. Kas į antrą buvo tik išėra? Sveiki. Būkit išpalabinkit. Baigęs darbas kasinėjimą. Šiandien pramoka Reikia. Kai ką atvedėjai, kaip pramogavo šviesaudį. Irgi šiandien. Daug. Ne iš didelio džiaugsmo, bet iš tokių savisaugos valstybių. Aš tai iki akmens amžiaus labiau tą periodą mėgstu, kuris yra, jau taip hipotetiškai primet, kad galėjo būti. Gal galėjo būti koks medinis sparnelis, tai čia gal galėjo būti kažkaip. Nu, žodžiu, bet geležinė nelabai kažkaip praktiškai atrodo. Tikrai fainas. Tokį nešiuoti jau čia turėjo būti pasiturinti žmogų. Dabar mūsų planas, mes dabar važiuojame į Kumėžinus, o tada važiuojam, reikia suduoti tą seką, kas yra Vegelė, Motova ir tada po pietų kokia. Bet irgi ten ne kažką daug. Bet Labai ačiū. Galit pamojuoti? Kulkų žymės siena išlikusios nuo fronto, nuo karo. Kulkų žymės. tą istorinį filmą Arūno sumanymo atlikęs. Tai Vegeriai susieja su nuo pavardės Vegeris. Vegeris. Bet čia vokiškas? Ne. Tai nuo 16 kažkur amžiaus atsekė tų pavardžių. Šiaip Vegeriai tiesiog padėkite vardininkas, valdo, kaip būna jų sąskaitai. Jūs archeologijos žaudo prieš 2-3 hektarės. Atminimui čia, kaip mes buvom atėjęs. Jo, pirmieji svečiai iš tikrųjų. Brangus svečiai. Atsargiai ant švirkštų, Arūnai čia, žinau, Žiūrėt, rimtai. matyt, pabūna jie. Matyt. Eik, tu savo. Bet Arūnai, pavyzdžiui, kai tu nusipirkai, tu matai, kad kažkas pajudėjo, kažkas buvo užėjęs, ar ne vietos gyventas, dabar nepamenu pavardės, kasdamas duobę 70 cm gilė, ten rado ten spiralę, ten žodžiu, kaip jie įvardina, tai sakėsim, tai kas bus grandis kažkokia, žodžiu, rado archeologinių radinių, durtuvo ten įrodo, tai kibelis. Tai va, ir jo, čia matyti to žmogaus Žanas Birčkys, ar Žanas kažkoks tenais gyventojas čia kasdamas rado tų radinių, tai va šitas sodybas ir pagal tą ir paskui jie ir pabandė apibrėžti teritoriją. Tai ten, kur mes kasinėjom šalia, bet va, sakė perkelti ir perkelti čia. Kažkam po 1000 metų gal daugiau bus. O aš čia per kulto akmenis, ne? Ką čia garbina tie? Tipo kaip sakė gal. O žiūrėkit, yra aktyvesnius ir nedas. Šito, kur mes 3 radome,
specialiai. Apaugusi žaliai kitų medžių, tai yra atskiras sklypas ir suplanuotas sklypas kaip kapinynai, tai va, ta teritorija yra saugoma. Ir mes buvom radę, va, ten tiesiai, dešiniai pusėje, šiek tiek yra kalvelė, bet nežinai, iki pusmetrio gal aukščio, metro aukščio, tai mes ten ir tyrinėjom. Ir tas mūsų klausimas ir buvo. Čia yra radinių, ten 18 užfiksavom radinių ir kas yra tarp jų. Nes ar tai yra vienas didžiulis kapinės, ar tai du atskiri kapinynai, labiau buvo labai neaišku, gal čia tiesiog pririšo tos radinius prie vasitukai pateliai vėliau, bet paskui matėte ir tose iš vagoj paviršiui tas apyrankio kario įspūdingomis, kaip ir patvirtina, kad taip, jie iš tiesų teritorija yra, taip, čia yra iš tiesų kapinynas. Tai išsprendėm iš vieną radiją, išsprendėm tą klausimą, kad čia yra tikrai kapinynas. Ir išvada, ko nepasirinkau, galbūt panašiai tam, kad ten, kur mes radom iš 100 beveik metrų tos radinius, tas perkasas, tai akivaizdu, kad turėjo būti to paties ir vieną kapinyną. Bet ta kalvelė yra dar už 200 metrų, tai tas perkasas vadinam pirmuoju kapinynu, o tas antrasis kapinynas irgi lieka klausimas. Nes ten jos skiria didžiulis šiaip atstumas, bet kol kas lieka jis kaip antras. Pirmojo Daukanto kapas, kapinis įrengtas, kas tiek pakvietė, čia Lokavos. Nors Lokavos pilikinis įrengtas Lokavos kalba. Tai ne čia vietininkai tarė, jie čia skirstoti, tai jie O tarė kaip latviškai Lokava. Tai čia, kaip minėjau, padavimų prasme, padavimų skirtingų tipų, tai pats žymiausias ir Žemaitija tarp tų labiausiai. Jeigu yra šatrė, medvėgalis, tai va tada eina šitas. Pats pilikinis yra labai stipriai, pradinės iš Peterio Stepinčio. 42 metais turėjo čia ekspediciją, Vegeris rinko duomenis, labiau galbūt apie Latviją, bet taip pat fotografavo, tai tas kalnas buvo visiškai atviras. Tai ta pusė yra labai sunaikinta, netgi nebėra šlaitai, yra nukastas kaip Švirdavė. Aš pirmą kartą atvažiavau 2008 metais, tai jisai buvo toks miško glūdumoje, toks, čia niekas niekada neužeina. Ir va 17 metais jį pradėjo pritaikyti lankymui, tai va pradėjo tiesti takelius, ten automobilių stovėjimo aikštelę, stendus statyti, tą pavėsinę, kur mes prieš 2 metus irgi turėjom stovyklą, rugsėjo karpetavom labai smagiai. Bet va, viską pradėjo daryti be archeologinių tyrimų, kas yra privaloma, nes tai yra kultūros vertybė, saugoma teritorija, tai čia apsilankė Tomas Rimkus, jums pažįstamas, su Rimkienė, kuri, tai va, jinai yra iš Naujosios Akmenės, tai pamatė, kad vyksta darbai, archeologiniai taip pat pranešė, tai tada buvo sustabdyta ir jau archeologiniai tyrimai, tad greituoju būdu atlikti. Tai galima įsivaizduoti, va tokiose vietose, kai būna pritaikymas, ten, kur yra takelis, tai čia kiek tie darbininkai to sluoksnio tiek nuėmė, tai buvo tiesiog žvalgymai, buvo stebima, ar nėra kokio sluoksnio, ar nėra radinių. Ir ten, kur pavėsinė, ten aišku buvo perkas. Neužkalbinis. O tas sako, 300 metų gulėjau ir dar tiek gulėsiu. Sako, anaraktis turėjusi, durys tokios buvusios. Čia nuotrauko užrašęs Sauka, ar ne? 64 metais. Čia iš Tautosakos instituto Sauka. Nuėjo žmogus ant Lokavos kalno, veizi Žaltis. Tai Žaltis sako, imk iš mano nasrų raktus su savo burna. Tas žmogus pabijojo, neima. Žaltis sako, kvailas buvęs, kvailas ir paliksi. Būtum gavęs dvarą. Kitą kartą sakė, kad buvęs dvaras apneštas smiltimis. Ar bažnyčia buvusi. Vėl paskendama. Aš matyti, tokie yra kažkokie senovė paskendas. Trečias. Nu, čia toks labai jau ilgas, tai nežinau, ar skaitai. Akmenės parapijoje, Šiaulių pavietė, netoli nuo Vegerės, par 3 varstus. Tas par tai latviškas.
Kerėdžius Sodžiaus gali yra Lokavos kalnas, apie kurį žmonės taip kalbėjo. Vegeras Pons nepasakė kaip vadinams, vasaras laikį važiavęs kas vakarą ant to kalno pasivažinėtis. Ant to kalno viršaus dailus platis desintina platforma, iš visų pusės status, o per vieną pusę galima užvažiuoti. Taip jam besivažinėjant vieną vakarą, saulė leidžiantis, apsipylis tas kalnas raudona šviesybė kaip po ugnį. Reiškia, nušvyto raudona šviesa. Iškotas Pons persigandęs, neilgai trukus susirgs ir mirs. Potom viens tos Sodžiaus ūkininkas, kurio dalė stoftas kalnas, išarys ant jo pūrą siejimų šmučiuką ir kelerius merus siejus. Visokie javai geri užaugę, bet ir anam taip pat nutikė, kaip minėtam ponui. Reiškia, arė sėjo ir galiausiai mirė. Tai ragėja ir apsukui buvusieji žmonės. Nuo to laiko lik šiai dienai nieks ten nebedrįs arti. Seniau ant to kalno vieno šalės stačioj pusiai netoli viršaus buvę urvai, iš kur kas vakarą saulė leidžiantis išeidavusi mergyčka. Nulštuvėlę rankui turėdama ir šaukdavusi. Bruka, bruka, bruka. Kaip karvė, kad šaukia. Bruka. O žmonėmis einant arti ana pasikavodavusi. Piemenės ten ganydami bandą vienam kepurę įmetė į tą urvą, o patys nubėgė pro jam. Tas be kepurės pasilikęs. Verkė apie tą urvą vaikščiodams. Neilgai trukus minėta mergelė išnešusi jam kepurę, aukso pinigų pripilta. Tas džiaugdamies parbėgis namo. Apie tai išgirdę žmonės aplinkiniai susitarė, ėjo kasti tą urvą. Bet kai jie per dieną kasė, tas nakties buvo užgrūvis. Per dieną iškasa, per naktį užgriūna. Taip ilgai besidarbuojant, aniems atsibodo. Potom davė mierą tam darbui. Nuo to laiko nieko daugiau nebematė ant to kalno. Važiuojant su javų vežimais pro tą kalną nakties laikį, paskui važiuojantis žmogus miegojęs, o pabudis neberanda maišų su javais, bet radis ratose aukso pinigus, kurių buvusiai dubulta verčia tų javų. Žemaičių tarme. Tai ir tenai yra irgi parašyta, kad ūkininkas vietoj javų rasdavo pinigų. Prieš 10 metų? Prieš 10 metų? Prieš 10 metų. Mus buvo netgi tą kabiną nusivedę. Nes mano uošvis ten buvo suderinę ir taip susileistų. Jeigu tai yra aukštai, vadinasi, tą reikia nuleisti žemyn. Gerai, atsuku ir truputį leidžiu kojas. Labai paprasta idėja. Vėl atsuku.
Ir tada mes einam atitinkamai 738. Generatorius? Jo. Aš neatlieku čia funkcijos. Čia, Aleksai, čia. A turi kavos gal? Neturi. Čia dar vietos yra. Taupykit kojas. Įdėk ir... Druskos nėra. Versta tokį dės. Pradžia. Istorija, palikim istoriją. Man atrodo, istoriją reikėtų vaikam palikti. Nu, bus čia kas nors. Kaip manot? Tikimės, nepravesti vilties. Ekspedicija, Suginčio archeologinė ekspedicija. Smagu, kad atvažiavot šiandien durų diena ir užtakėt patį gražiausią orą, nes mes praėjusią savaitę turėjom tokią labai rudeninę, lietingą, vėjuotą ekspediciją. Dirbom 3 dienas, dabar 4. Akmenės krašte jau tyrinėjom nuo 2017 metų, tai yra 7 sezonas, aišku, buvo metų, kai mes ir nekasinėdom, čia realiai yra 4 kartas, kai mes kasam perkasas. Tai Suginčiuose, Vegeriuose, tai 2 kartą Suginčiuose ir 2 kartus Vegerių kaime, tai vat vis Latvijos pakrašty. Mūsų ekspedicijos prasidėjo štai nuo to tiesiai lauko prieš 6 metus, ten kur tas didelis medis, šiek tiek dešiniau jo. Tai čia sėdėtas yra nemažai tos mūsų senovės, žiemgalių genties čia gyventa. Aišku, nekalbam apie akmens amžių, kai buvo dar visai kiti gyventojai, bet mes kalbam apie 5-12 amžių ir tai ten tuose laukuose 5-8 amžiui buvo žmonės laidojami, mūsų protėviai šituose laukuose, kur mes čia tyrinėjom, mes tikėjomės, kad mes atrasim maždaug 9, 10, 11, 12 amžius. Tai 9 amžius, tai, na, istorijos mokytojas, 9 amžius tai yra 800 kažkelintieji, ne, jo, 800 kažkelintieji, 12 amžius 1100 kažkelintieji, tai apie 1000 metų senumo. Tai mūsų tos ekspedicijos, na, vat ir Arūno Strauskio viešosios įstaigos Akmenės istorijos muziejus, Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugomis rengiamas. Tai kultūros paveldo departamentas prisirengė, paramą skyrė.
Tai ieškom mūsų senovės, mūsų protėvių žiemgalių laidimo vietos. Žinom, kad čia buvo rasta radinių prieš praėjusiais metais. Tos radinius vietos gyventojas perdavė mums, jie galiausiai nukeliavo Kultūros paveldo departamentą, dabar Šiaulių aušros muziejuje saugomi. Ir pagal tos radinius mes galvojame, kad čia gali būti palaidoti mūsų tie protėviai prieš 1000 metų. Tai kol kas, kiek mes dabar ketvirtą darbo dieną laukuose, tikrų, tokių, kaip įsivaizduoti, kabų dar nesuradome, bet ištyrėme jau kelis plotelius. Tai vienas yra tam žaliam lauke, jau užkastas, ten matosi tam žaliam lauke toks rusvas plėmas. Ir antrąją perkasą bus galima norėti, kas norės, tai va tenais matys žemė krūva, jinai jau irgi yra ištirta. Laukas didžiulis, tikslios vietos, kur tie radiniai buvo pati nežinome, bet kadangi tų radinių yra, skaičiuojant su smulkiausiais susilydžiusiais gabaliukais vario lydinio, žalvario, bronzos šiek tiek gali būti, tai kažkur šioje aukštumoje ties upe. Ir laukas didžiulis, pakankamai sudėtinga surasti tą tikslę vietą, tai mes skirtingose vietose ir tyrinėjame. Tada galvojant, kodėl šitos vietos, tai čia labai svarbu yra keletas dalykų, tai yra, čia kur miškelis prasideda, yra Miežupio upelis, tas yra ir melioruota, ir ištiesintas, ir čia visai netoli yra Miežupis įteka į Vadakstę. Tai praeityje labai svarbu buvo vanduo. Ir iš mūsų pasakų mes žinome, kad, kaip sakoma, pasakos yra pasakos, bet pasakos labai daug mūsų praeities detalių, tos mitologinių bitinių sudėčių. Ir pasakos irgi kalbama, kad žmogaus vėlė patenka į pomirtinį pasaulį per šulinį. Pavyzdžiui, veikėjas eina į šulinį ir patenka į pomirtinį pasaulį. Irgi tokie pasakojimai mitiniai, kad vandenyje slypi vėlės, kad patekdamas vėlės į vandenį jos kaip tik tada ir keliauja tą pomirtinį pasaulį. Tai va šitas vanduo yra labai svarbus. Aišku, reikia suprasti, kad ten, kur buvo laidimo vietos, ten šalia turėjo būti ir gyvenamosios vietos. Tai kur šitie žmonės, kurie čia galėjo būti laidimi, kur jie gyveno, mes nežinome. Ir pakankamai tas vietas sudėtingas yra. Tai yra Piliakalniai, taip, tai Piliakalniai, Lokava, Papilė, tai viskas pakankamai aišku, kad gyvenite šalia Piliakalnio. Piliakalnis kaip tokia kaip gynybinė vieta, rezidencinė gali būti vieta, tokia bendruomeninė susitelkimo vieta, o gyvenvietės jau papėdėje šalia. Čia, kadangi Piliakalnių nėra, tos gyvenvietės turėjo būti tokias atviros ir, jos nepalieka tokių metalinių daug radinių, keliausiai keramikos, akmeniniai dirbinėliai, bet kol viskas arima dirbama, labai sudėtinga surasti. Tai ieškom laidimo vietas, nežinom kur gyveno, bet tai, kad yra toks tankumas per kilometrą yra kelių skirtingų laikotarpių, tos laidimo vietos, tai iš ties daug ką pasako, kad tos apylinkės, Vadakstė, čia Miežupio upelis ir Vadakstės jos buvo plačiai gyvenamas. Dabar tai yra visiškas Lietuvos ir Latvijos Respublikos paribys, pasienis. Tai va ta Vadakstė, tas Miežupis, kuris yra va tam miškelyje, čia 100 metrų tesiekia, gal net ir mažiau iki sienos. Tai mums yra kaip pakraštys, kaip jau kažkokia periferija, visiškas Lietuvos galas. Bet ne, iš tiesų tuo metu tai buvo žiemgalių genties žemės ir jie gyvena ir Šiaurės Lietuvoje, Pietų Latvijoje, tai buvo tos pačios genties žemės. Jau prieš kuriantis Lietuvos valstybė, aišku, jos atskiras tokias mažesnės tokias kaip žemelės sudarė, bet vis tiek buvo tos pačios duomenės žemės teritorija žiemgalių. Tai mes tyrinėjom dabar, kaip tik šiandien ryte pradėjome trečiąją perkasą. Perkasomės mes vadiname tokius plotelius, kurios siekia per 10 kvadratinių metrų. Plotelė iki 10 metrų, tai iki 9 ir mažiau, tai yra šurfas. Tai metodiškai tyriam mažiausiai 10 kvadratinių metrų tam, kad jeigu mes kažką surandame, kad mes bent sugebėtume suprasti, ką surandame. Jeigu mes kasime mažyti plotelį, 2 kvadratiniai metrai, 3 kvadratiniai metrai, mes galime paprasčiausiai nesuprasti, ką suradome. Tai va, dėl šios priežasties mes 2 metrų pločio, tai vilžios per kasėlę kasame ir žiūrėsime. Taip pat yra toks labai purus armuo, toks drėgnas, nes kadangi daug lietaus yra paskutiniu metu buvę. Tai pagal tas perkasas mes matėme, kad tas arimas, maždaug arimo sluoksnis apie 25-30
siekia. Na ir paprastai plūgai ariant siekia apie 30 cm gylį. Na, tose sugyčios irgi, kai mes tyrinėjome prieš 6 metus, įsivaizduokit, žmogaus kaulai, griaučiai, kaukolė atsivėrė 30 cm gylyje. Tai yra labai negiliai ir, na, ten irgi teko bėgti prieš traktorių, kad sustokit, čia yra žmonių palaikai. Tai tokias smagios istorijos. Tai dabar mes tikimės metalą iš gyklio, nes, na, archeologiniai kasinėjimai tai yra ardomasis tyrimų metodas, vadinasi, ką mes iškasame, ką mes padarome, vadinasi, mes būtent šį plotelį, na, kaip jau sunaikiname, mes visą tą plotelį sunaikinam. Ir archeologiniai tyrimai rengiami iki natūralaus grunto. Tai natūralus gruntas yra tai, ką suformavo ledynas paskutinis, kuris atsitraukė prieš 11-13 tūkstančių metų. Ir tai, kas žmogaus yra neliesta. Tai čia pakankamai yra negiliai, tai yra 40-35 cm gilio, gretimam kaime Vegeriuose buvo net kur ir metras siekia. Na, pats giliausias, tas natūralus gruntas yra Vilniaus katedros aikštėje siekia, tas kultūrinis sluoksnis yra natūralus gruntas nuo 8 metrų gylio. Tai va, įsivaizduokit, kaip giliai ir kaip sudėtinga ten yra tyrinėti. Tai va, čia jis pakankamai yra negiliai ir gali būti, kad nieko, tuščia, atrodo, mes senai jau kaip ir ruošiamės nuotraukai fiksuoti, kaip visą tai atrodė, nes, na, kaip minėjau, tai yra ardomasis tyrimo metodas, tai vadinasi, tiek, kiek mes užfiksuosime, tiek, kiek mes nupiešime, nufotografuosime, planuose sužymėsime, radinių išsidėsime, tiek išliks ateičiai. Nes, na, būtent šį plotelį vis tiek mes jau perkasim ir vis tos radinukus, kauliukus išrinksim, na, ir toliau tyrinėsim. Bet mes niekad nežinome, to yra žavi archeologija, niekad negali žinoti, kas atsivers netrukus. Tai, pavyzdžiui, po 20 cm gali pradėti ryškėti natūralus gruntas. Čia jis buvo toks molis, toks rusvas molis, gelsvas smėliukas, priesmėlis. Ir ten natūraliam grunte gali išryškėti duobės. Ir jeigu jis yra stačiakampės, galime tarti, kad tai yra kapų duobės, tai vadinasi, kad praeitie buvo tiesiog mūsų tie protėviai kasę, kadangi galbūt tikimės tų senųjų kapinyno, kad į tą natūralų gruntą iškasė ir palaidojo ir įkasė tuos mirusiuosius. Dabar niekad negalime žinoti, gali būti tuščia, atrodo jau ruošies, jau planuoji, kaip čia viskas susiklėtų tą dieną ir tada galiausiai paskutiniu metu, baigiantis darbo dienai, paskui gali kažkas atsiveria tokia netikėta. Tai va tuo ir yra ta žavi archeologija, tai tas netikėtumo faktas. Ir jeigu vieną dieną jau atrodo nusistovi, kad mes visi tyrinėjom tą ir tą, kitą dieną mes kažką galim atrasti, kur visiškai pasikeičia interpretacija ir tas yra labai svarbu. Tai va ir su mokytoja Indre mes esam tyrinėję prieš 2 metus, kuomet ieškojom šalia Norfos parduotuvės vienos gyvenamo namo kieme šaulių, Lietuvos šaulių sąjungos archyvo, tai yra iš 41 metų 20 amžiaus, nuo jau sovietams okupavus. Archyvo dėjas rasti jam nepavyko, tai smagu, kad vis prisijungė. Na ir kad dabar net iš Mažeikių atvažiavo, tai irgi pirmą kartą pas mus iš Mažeikių, čia iš tiesų ir mažeikiškis vienas dalyvavo tyrimuose. Mūsų Mažeikis šiandien jo nėra. Pati tyrimo grupė, tai na, kai klausia, kas gali dalyvauti tyrimuose, tai bent jau mano paties pozicija, kad tai iš ties yra, aš labiausios viešosios archeologijos, tai yra tyrinėjimai dėl mokslo, dėl paveldo ir dėl žmonių, tai yra tyrimai kaip ugdymo grupė, tai mūsų kasinėjimuose dalyvauja ir iš ties yra nemažai moksleivių, netgi yra vienas 3 klasės moksleivis ir kasinėjęs ir visą dieną ir kruopščiai ir užsikabino, patiko iš papilės, tai vat tikrai galime prisijungti. Tai va šioje grupėje yra ir Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojai, yra ir Klaipėdos universiteto studentės praktikantės ir iš Vilniaus universiteto atliko praktiką viena studentė jau išvažiavusi. Tai praeitą savaitę mūsų buvo net 18, buvo didžiulė grupė, buvo nemažai savanorių iš Kuršėnų, iš Šiaulių, iš Mažeikių, iš Naujosios Akmenės. Dabar mūsų jau štai grupė sumažėjo, nes liko tas vienas mūsų plotelis. Na, ką mes matome, kad tie radinukai čia paplitę yra, nors nėra daug, mes registravome jau 73 radinius, iš jų apie 20-25 siekia iki 17 amžiaus, nuo pats seniausias yra maždaug nuo 5-6 amžiaus, 400-500 po Kristaus iki 17 amžiaus yra 1600. Vėlesni tai yra vėlyvesnės ir 10
pasiėmėm tokius kuolus, patatysim sijoklės, bandysim gruntą pasijokti, bus šioks toks ir jums užimtumas, pasižiūrėti, kaip žemė atrodo, kad ta žemė yra, ten kokie radinukai, akmenukai, tai galima surasti ir, žinoma, kviesiu turbūt pasižiūrėti pačių tų įspūdingiausių radinių. Gal dar palaukim, ar gali dar patikrinti biškį signalą? Spalvotas? Tu surastas savo vietoje perkasoje. Yra signalai kelyje. Tai tose vietose patikrinus metalą iš tikrųjų dirbsim kruopščiai, nes kalbėjom, kad turėsim pirmąjį vaizdą pasiūlymas. Tai gal 20 metų kojom? Taip, kojom dešrelę vieną. Sako, reikia šiandien kažkokios vis tiek aukos atsektusi. Tai mes tėvams paaukojam dešrelę ir signalai. Čia yra kažkas cukrų aukoja, ne? Tėvams. Na, kadangi kiekvieną kartą mums dalykuose pagal tą suplanuotą ir kiek buvo patvirtinta, kai mes leidimą gavom čia tyrinėti, tai rinkom čia tą vietą, kur tie radiniai galėjo būti rasti vietos gyventojo tam dirbamam lauke. Ir tai yra vis tiek loterija, mes niekad nežinom, gali būti čia tuščia, gali būti už 5 metrų, na, 3 kokie kapai tiesi žmonės, tai visada tai yra loterija. Na, bet patikrint su metalo iškikliu tą teritoriją, čia aplinkui viskas buvo tuščia. Ir va dabar žiūrėk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gedaminai 20 metais, ar ne, tai irgi buvo paskutiniai perkasui, kiek ten 7 kapai ar kiek? 2 perkasas ištyrėm, kapų ten nebuvo, ten buvo tokias akmenų krūsnis sukrautas įdomios, buvo tiesa radinukų, buvo pavienių kuliukų ir trečioji tada, kai mes įklimpom, tai su pertraukomis nuo rugsėjo, tai ne, gal spalio pradžioje pradėjom iki lapkričio pabaigos, skiriam su pertraukom, tai 6 kapai buvo tokiam 10 kvadratinių metrų plotelė, 5 metrai ilgio, 2 metrai pločio ir tada darėm dar išpjovas, dar prisidėjo kažkur 6 kvadratiniai metrai, tai 6 kapai giliausi metro gylyje buvo įkasti, kad niekad geležinis signalas, bet va, tai aišku, gal kažkurie iš tų signalų gali būti pasakinis ar pasakų, arklio pasakų, vinis, neužkasa, kad tai palikome natūralus dugnas, tai ten buvo 2 ar 3 pasakų, tai kas tai yra įrodymas, kad 20 amžiui, 19 amžiui čia buvo ariamas su arkliais, ir visą tai žemėje lieka tarp tų visų šiukšlių, tarp tų visų radinių, visas tas kontekstas jisai susimaišo ir gali būti žvyras, gali būti molis, gali būti smėlis. Ir šlapiose vietose gali būti šlynas. Visas sluoksnis mes, kai yra daug radinų, tai dirbam su visą žemdelį, mes yra tuščia, jau tada galime su pastuvais, bet viskas turi būti stačiai, lygiai, pasluksniui kasama, nedarom daugiau, tai jeigu yra, kad radinys mes matysim signalas, yra po 5 cm dalis, taisim visą tą sluoksnelį tolygiai, tam, kad, na, nieko, keli centimetrai dar drąsiai, vis tiek dar eisim tą naują lygį ir dabar yra viskas dabar panašiai. O kai bus apie 15-20 cm, tada jau nuotraukai reikėtų. Dar kaskit. Dar nereaguoja. Dar galima tada kasti, sakė, dar šitą. Galima tada Arba kartą iki mano namus. Tai tūkstės.
suaugusius. Visi mylis. Šiuolis. Alio, ir myliai iš pasielis. Bet palaukite, čia... Agnes. Čia įdomus kažkas. Nėra? Aha, nes čia toks įdomus, bet šiaip pagal viską metalas jis yra naujas. Bet forma tokia labai. Metalas naujas. Reiškia, tikras vietas. Pradėsiu nuo tokių įspūdingiausių rodinukų. Ateikit paustą čia. Aš tada galbūt ištraukiu iš maišelio, bet būtinai tikrai nepaleisiu to maišelio, nes tai yra labai svarbus yra numeriukas. Nes numeriukas sieja tikslę vietą su koordinate. Tai va, čia yra segė, pasaginė segė, vadinama gyvuliniais galais, o tie gyvuliniai galai todėl, kad tie galiukai primena, anksčiau būdavo kaip ir tokie žalčiukai, bet galiausiai jie tokie vis labiau stilizuoti tapo, tai čia tokie net žalčiukai, bet labiau kaip tulpės galvas. Tai yra 12-14 amžius ir dvi tokias segės iš čia turim, vieną prieš 4 metus fiksuota, ar prieš 5 metus buvo fiksuota. Tai čia yra 12-14 amžius, tai toks, kaip ir mūsų, vienas gražiausių šių metų radinių. Gerai, pagal laikrodžio rodiklę, palei saulę, sakoma. Tai paskui svarbiausia įdėkite tik tai maišelį, gerai? tą patį. To paties laikotarpio yra, šitą gal neimsi, čia gerai matosi ir taip, kad nesusimaišytų, tai to paties laikotarpio yra kabutis rombos formos, ornamentuotas, jisai galėjo būtent kaklo apvaros, jų daugiau, ir matosi ornamento likę, čia dar žemės, tai prisivalys, irgi yra tas pats laikotarpis 13-14 amžius, ir jis buvo rastas štai toje tarpioje, kur yra išrasta. 1100-1200 metai kažkur tuo metu, žiemgalių visai istorijos pabaigos. Va, iš to paties laikotarpio dar yra vienas žiedas labai masyvus, tai čia buvo rastas ten, kur užkasta jau kartas, tai toje kartas, tarp 12-14 amžius, tai va čia tokie keli gražiausiai keli kartas. Dar vienos sartujas.
masyvi tokie jau. Čia gali būti, na, negarantuoju, bet gali būti iš tikrųjų prieš istorinių laikų. Greičiausiai taip ir bus. Ir iki priklausomybės istorijos. Yra vienas geležinis fragmentas irgi iš tos pusės, kur maždaug tie krūmai jau rytinės dalies mūsų teritorijos. Tai labai primena balnakilpės paminą. Tiesiog, tai jeigu sėda raitelis ant žirgo, deda koją, tai va čia koja, čia dedasi koja ir va taip balnakilpė eina. Tokia. Tai čia labai pagal viską primena, kad yra balnakilpės ta patinė dalis, turi kojai padėti, kaip ir pamina, ir čia yra lankelis. Monetas. Na, vienas, kaip matote, labai dažnai būna archeologai randa tokių smulkių radinių, dar smulkesnių kaip šitas. Bet šitas yra labai mūsų reikšmingas, nes tai yra ko mes ieškojame. Čia tai yra juostinės apyrankės fragmentas. Tai tokia kaip juostelė, tai yra realiai vienas seniausių radinių, gali siekti 5-7 amžių. Bet fragmentas, bet jis yra vienas seniausių. Tai būtent tai, kad mes ir siekime tų senesnių rasti. Na, čia yra įdomus radinys, forma beveik nesiskiriantis nuo dabartinio. Nuo dabartinio tai yra antpirštis, svivėja antpirštis. Tai 16-17 amžiuje čia greičiausiai laiko ir bus. Ir jie atrodė taip pat kaip ir panašiai kaip šio laikiniai. Ant pirštą užsimauna ir jie irgi tokias pačios duobutės. Metalas. Aš iš metalo sprendžiu. Jis yra visai, tas svario lydinys yra kitoksai. Ir va tam laikotarpiu yra būdinga va tokie va kitokie dalis spalva ir... Panašaus laikotarpio gali būti piniginės apkalas, arba kitaip pasakomas kapšelio. Nes ten būdavo ne tik pinigai laikomi, bet ir įvairios šukos galėjo būti, insektai ir įvairius įrankiai. Apkalas, todėl kad matosi kitoje pusėje, jis dėjosi ant odos ir kniedė. Oda kaip organinė medžiaga sunyko. Štai yra pagražinotas bendras fragmentas. Čia yra apyrankės dalis. 5-7 amžius. Čia dabar yra grupelė monetų, dar ne visas yra atpažintos. Pats žiūriu, tai yra sidabrinė moneta, raškas 1-6, tai yra 17 amžiaus, 16-17 amžiaus, tai monetas kelios sidabrinės dalies, tai visas atpažintas, tai tiesiog persinčiu per rankas. Monetos yra vėlyvesnės. Štai pavyzdžiui, taip. Va čia pavyzdžiui yra ta infliacinė, kadangi čia infliacijos tema populiari šiais laikais, tai yra infliacinė Jono Kazimiero šilingas, jis labai smulkios, tai čia. Jono Kazimiero šilingas 1660-66 metai yra pačios dažniausias monetas, vadinamas Boratinkam nuo Kalyklos vedėjo Vilniuje Fabio Buratinio. Tai jos buvo infliacinės ir tuo metu visiškai, galim sakyti, bevertės. Tai jūs yra pačios dažniausiai randamas monetas. Čia irgi kitos sidabrinės. Jie buvo labai daug. Jos yra labai dar nekritasi, labai lengvos, labai smulkios. Jas patirasi, tai buvo tiesiog sunkiamis valstybės. Dar iš tų labai vertingų, sakykime, radinių yra visiškai fragmentiški gabaliukai. Tai yra irgi 8-11 maždaug amžius. Yra smeigtuko adatos dalis. Na, pažįstam tas smeigtukas, kad yra kokia lazdelė
archeologai randa fragmenčiukus ir iš tų fragmenčiukų bandom atkurti tą mūsų istoriją archeologiją. Gal ne, žinok, čia būtų geriau mikrofoną, ne? Labai išlindus, puškė. Tu ką nori pakalbėti, pakalbam. Į mikrofoną daryka kažkos? Davai. Ir tada gyva, puškė. Gerai, supratau. Bet tu vis tiek, čia jau, kad jau Jo, aš po to iš puškė. Gerai. Istorijos istoriniai laikmečiai, ką tai rodo, ką reiškia ir kokių tų laikmečių čia mes pamatyti galime? Tai yra pavienių radinių nuo ankstyviausios, nuo 8, kažkur 8-11 amžiaus ir keli radiniai, yra keletas 12-14 amžiaus. Tai yra tas laikotarpis, kuomet čia galėjo būti laidami mirusieji. Kol kas kalbų pačiu aptikti nepavyko, tyrimai dar nebaigti, niekad nežinome, gali būti ir šiandien vakare, kai pasirodys. Ir yra vėlyvesnių radinių, tai yra 16-17 amžiaus, galbūt jau kaimavietės, jau senas gyventas, visgi tai yra šalia upės. Ir taip pat yra ir pirmasis pasaulinis karas, kryžiai, vokiškai. Ką tai rodo, kad šitas Akmenės kraštas nėra tokia jau balta dėmė ir kad jis buvo gausiai gyvenamas vis dėlto labai senai? Aišku, vietovė netolygų, čia, sakykime, Akmenės kraštą daugiausiai žinojom nuo Ventos upės. Tai yra Ventos pakrantė yra gyvenviečio telkinys, bet mes dabar matom, kad Vadakstis, kuri nemažą teritorijos dalį dabar skiria Lietuvą nuo Latvijos, tuo metu tai aišku, tai buvo vienos pačios genties Žiemgalių žemės. Tai irgi tai buvo gyvenviečių koncentracijos, net apie gyvenvietės mažai žinome, nes jos mažai palieka tokių radinių, daugiau keramikos šukės. Mes turim daugiau apie kapinynus, bet kur yra kapinynai, vadinasi, ten turėjo būti ir gyvenvietės. Nes visgi bendruomenės, jos savo reikmėm naudoja, gyveno tam tikroje vietoje, upė čia buvo esminis rodiklis, yra laidojimo vietos, yra šventvietės, bet dažnai tas mūsų vaizdas apie praeitį yra pakankamai fragmentiškas. Kas jie tokie? Kodėl svarbu juos rasti? Tai Žiemgaliai, tai žinoma, yra viena iš tų mūsų baltų genčių, nes mūsų valstybė susidarė, aišku, lietuvių genties pagrindą, bet ji, lietuvių gentis apgaubė daug kitų genčių, kurios laikui bėgant galiausiai išnyko. Tai Žiemgaliai yra tos, kurias palikimas ir mūsų dabartinė lietuvių tautą nuėjo ir Latvių, tai Latvija labai stengiasi tą irgi pabrėžti, tai viena iš kelių pagrindinių. Šiaip Žiemgaliai buvo pakankamai turtinga gentis, žinoma, šiek tiek mažiau nei prūsai, mažiau nei kuršiai, bet tas palikimas, jų pažinimas tai yra visus savasties pažinimas. Tai Žiemgaliai, matau, kad 5 amžius pradėjo šis kaip atskira gentis, didžiausias iššūkis tai buvo Livonijos varno antpuoliai, 3 amžius, neužfiksuotas bent kelias migracijų bangos rytų Lietuvą, Rusija siekia Lietuvą. Ir galiausiai buvo kalbama, kad šitą teritoriją kaip ištuštėjo apie kryžiaus karus ir paskui 16 amžiaus vėl po truputį apgyvendino. Tai aišku, laikas bėgo, keitėsi žmonės, bet jų palikimas išliko. Ačiū. Ir dabar dar pačiupinėsim tuos, ne? Jūs galite toks jūs... Kiekvienas darbas. Tiesiog jūs pasakot, eina ar ką radot viską, tiesiog. Pakilnokit kelis radinukus ir pasakykit, čia šitas. Tai vienas iš tokių įspūdingiausių šios ekspedicijos yra žiedas, kuris pakankamai masyvius, ornamentuotas ir svarbiausiai išlikęs pilnas fragmentus. Labai įspūdingas, aišku, iš to paties 12-14 amžiaus laikotarpio buvo pasaginės segės su gyvūniniais galais, jie pakankamai stilizuoti, jau tos akys nebe taip išreikštos, čia burna, galbūt nasrai, liežuvėlis neišlikęs, bet tai irgi iš tų vėlyvųjų Žiemgalių. Kabutis irgi yra 12-14 amžius, ornamentuotas, selė nulūžusi, jo vis tiek turėjo būti kažkokia tvara, daugiau tų vienas atsitiktinis, kur mes turime perkasimės ir suradome. Tačiau nereikia galvoti, kad archeologams taip sekasi visada ir tie puikus gražūs radiniai randami. Pavyzdžiui, čia yra mažas fragmenčiukas, tai yra juostinės apyrankės dalis, nedidelė dalis nulūžusi, lankelio dalis, bet jis yra vienas seniausių, tad istorinė prasme tai yra itin vertingas, nes mes labai tikėjomės, žinodami, ko čia galima tikėtis,
5, 6, 7 amžiaus radinių. Tai vat yra vienas iš tų kelių nedaugelio to laikotarpio radinių, kuriuos mums pavyko surasti. Čia fragmentas kieno? Apyrankės. Nuotraukį mesti, kaip atrodė visą gražiai. 5-7. Čia yra apibendrintas, kadangi jinai buvo platesnį laikotarpį, o mes nežinom, kas šalia jos. Tai... Jeigu apie tą vietą palaikyti ir pavartyti tuoj sekundę, tai taip. Šitą vietą, taip? Aha, bet taip, jeigu su ta ranka taip ir su kita pavartyti, tai sunku. Va, aha. Galim tik tai fantazuoti, kokia tai istorija to žmogaus, kuris vokiečių karą. Čia Vokietijos imperijos jau sulankstytas, bet visas pilnas išlikęs ir restauratoriams padirbėjęs, tikrai nusivalys. Gražus vaizdas. Sutaupys laiko. Mįslė detektyvas. Ūkininko laukuose ypač, ar ne? Taip, bet tai yra tokia vieta, kur tikėtina, kad kažkas pametė ar monetą, ar vinį. Arba būtent tai, ko mes dabar ir ieškome, kad įmyną kažkokią. Iš tikrųjų vietą buvo nurodęs, kur yra. Buvom kartu nuėję. Bet ar... Nespėsim. Geras. Va čia... Baigėsi mūsų jau 6-oji archeologinė ekspedicija Akmenės krašte, 7 metai ir praleidom čia 1,5 savaitės, ištyrėm 30 km2, žvalgėm, dabar sunku pasakyti, beveik gal 4 hektarus. Kapų kaip ir nesuradom, bet pėdsakų tos mūsų senovės, bent jau nuo 7-8 amžiaus iki 17, jau nekalbant apie 19-20 amžių, suradome. Tad, vertingi tyrinėjimai, vertingas pažinimas, plečia žinias, plečia mūsų radimvietės, ypač šiaurinės mūsų rajono dalies. Tad lauksim kitų metų, naujų atradimų ir viskas dar prieš akį.
džiugu matyti, ne, kad žolė, o kiek metų būdavo vis laik suarta. Nesuteikė teisinę apsaugą. Pakankamai greitai gal per metus suteikė teisinę apsaugą. Ir ūkininkas pirmais metais nieko, antrais metais kraštus nuvarė, trečiais dar daugiau. Galiausiai sūrė vos ne visą kapinyną. Mato, kad niekas nevyksta, bet pernai Ultrasaldo departamentas baudai paaiškėti minimalę tokią. Kiek 150 eurų. Jau 150 bendrovė yra. Tai bent jau apramino. Tai va, teisinė apsauga, čia gal iki to galo tikrai ne. Kažkur teisinė apsauga va tik iš šito va zonas turėtų būti. Ir va tik to vyko ribos. O mūsų tyrimai ir tie du šurfai iškasti prie kalvelės viršaus. Žvalgiam daugiau tą viršų, šiek tiek į čia nuėjom, čia jau mažiau turėtų radom. Gal mažiau dėmesio skirta. Iš viso 141 buvo rasti. Ir va čia jau kažkur atsitikčiausiai, tai nežinau. Teoriškai galime rasti, aš kur jeigu teisingai arė, tai nieko nerasti. Jeigu arė, tai ne. Griaučiai, kur nuotraukose matėsi, ir atvažiuoja iš tos pusės traktorius arė. Aš išbėgu, sustokit, kaip ir filmas maždaug. Prisirakinsiu prie traktoriaus, nelyskit. Tai va, čia kažkur vienas šurfas, pirmasis, kur 3 metrų, tai 3 ant vieno buvo. O čia buvo, mes pradėjom, ar 2 ant 2 turbūt šurfą ir paskui... Mes pradėjom, kad metalo iškiklio Dormas, tai turbūt buvo nužavęs, archeologas į Panevėžę. Jis rado, atrodo, ar kirvį, ar kapą, kirvis, įmovinis kirvis ir žmogaus pirštas šalia. Bingo! Atsikasėm plačiau, tada tas kapas paskui dar pateko antro kapo, ten kur jau ta moteris, jau pilni griaučiai. Į va šitą pusę, tai mes tada plėtėm į tą pusę ir gausi bendrai 7 kvadratiniai metrai. Bet čia mes kiek 6 dienas planavom 4, užtrukom 6 dienas. Orai buvo fantastiškai visas dienas, apie 20 laipsnių, rugsėjo pabaiga, nu toks visiškai jau, va, kaip čia dabar saulė šviečia, malonu, tik atvės, labai stipriai būdė. Tyrinėjom ir žvalgiam to pačiu. Ir čia, va, kaip Arūnas sakė, kad iš tiesų tie kirviai tigaliai paviršių mėtėsi, taip pat saistis, nu, mano žmonos tėtis atėjęs, irgi rado ten tokią vedegą, vedega tokia ilga iš įmovinė. Kad medžių ten skalptuot. Tai vat kažkur toje vietoje irgi tiesiog išarta viršui gulėjo. Na, tai būtų, oi. Ir kad apžiūrėt buvo, atėjai kaulų, matėm jau su Gediminu, kad atėjom jau iškart kapinynas, ne kaip tenais. Matėsi ir taip kaulus vaidės. Iš o ten laukia. Ne, bet man tiesiog pat irgi ko trūko nam laukia, kad... Kaulai nesimėtė viršui. Tai geras, irgi ten vienas kitas pasimatydavo, tai kaukulės fragmentas kažkur mėtėsi 20 metais, o čia to šiais metais to trūko. Tai vat čia buvo Seržas atvažiavęs, mūsų pažįstamas iš Šiaulių, ir skautas, ir tenais ir mokytojas, tada buvo atvažiavęs iš Šventarteilų, Atskevičius, dabar buvo kuris, Vadas, jis čia Akmenį gyvena. Irgi tokia sutelktinė. Va čia ta Latvija dar labiau jau užsimetęs miškai, bet ne. Va, upė Latvija, pietūs tai Latvija, tas laukas yra Latvija. Tai va tenais Vegeriuose tenais kaip ir vakarinė gaunasi, nes net išsikiša tada vakarinė. Tada čia irgi va, visiškai tas pasienis. Siena taip nueina ir paskui sukasi į dešinę sieną. Va, galim prieiti arčiau šiek tiek prie upės. Tai va tavo dakstis čia matyti ir bus ta esminė, kad tie paminklai išsidėstė prie šitos upės. Ir ta upė teka į Ventą, o Venta tada jau į Baltijos jūrą. Tai va kaip ir tiesiog kelias, tada mus leidė kažkokį klausimą pradėjau. Dėl va šitie, čia tas buvo daboras segė, Vegeriuose 200 km tas pauksuotas segė. Tai
Tai va, tas patys kapai 5-8 amžiaus ir pagal radinius, o kur mes atsitikėsime, abu 6 amžiaus turėtų būti. Tai va. Čia jau upė jau. Ne, čia jau gražiau taip. Nors paskui kitą vietą kažkur visinį yra ištiesinta. 20 metais kaip vėrniem, tai yra ištiesinta ir šiek tiek siauresnė. O čia jinai tikrai panašiai. Mes nebandėm. Matai, labai brūzvynai jo. Mes atvažiavam galvoti, tai čia gali būti kojimo vieta, nes ir kiti ir vieni tigaliai. Ir paskui kapai. Žiemgalio kapininė. Ir va tas įdomiausias karašas čia yra visiškai tas vakarinis pakraštys Žiemgalio. Jau kaip ir baigėsi, paskui tokia kaip ir tuščios teritorijos dėl kuršiai. Nes va Pavirvytė, anksčiau dar Pavirvytė gudais vadindavo, dabar Pavirvytė, specialiai mažiai, dabar Mažeikių rajonas, anksčiau buvo Akmenės. O čia Žemaičiai? Ne, čia ne, Žemaičiai šiek tiek piečiau. Tai ten jau yra su kuršiais, jau yra pats Pavirvys, bet dabar čia toks kaip ir įlenkės ir visai yra toks per pakankamą tiršą. Nes tie, kur senkapiai pažymėti, tai jie yra jau tie 16-17 amžius, tai jie žodžiu nebe Žiemgaliai, o jau yra krikščionišką laiką. Atstovauju šiuo atveju gal labiau Šiaulių aušros muziejų, nes, kaip sakoma, vieną polę dirbu prie kai kurių parodų, tai šiuo atveju ir didžioji dalis yra manęs, aišku, Klaipėdos universitete. Pats esu kilęs, mano. Taip, vienas dalykas yra tas, kad, aišku, mes... Štai baigėsi mūsų archeologinė ekspedicija Suginčiuose, Kultūros paveldo departamento remtas projektas, atrasime Akmenės istoriją kartu. 7 dienas tyrinėjame Suginčiuose, rengėme žygius, rengėme paskaitas, visur keliavome kartu, dar vieni įspūdingi metai Akmenėje.